salonas. Ką, laba diena, publika. Senai matėmės. Jo, biškai keista vėl į kamerą, čia žiūrėti kažką pasakot, bet whatever. Sakau, padarysiu tokį update video, kažkokį tai va tokį, nes sezonas artėja. Ir jo, pradėjom po biškai ruošti sezonui. Jo, dabar lekcija yra visa širdyta, be visų apdailų, be nieko. Vėl akumas nusėdo, ok. Turime pusę išardyto salono. Yra nuimtos lubos, židinės nėra, vata nulupta nuo stogo. Žodinio gale, jau kai sezonas susidarė, pasikeičiau stiklą. Esmė tokia, kad pasikeitus stiklą atrodė, kad drėgmė nebesirenka, viskas jau tvarkoj. Pavasarį vis tiek kažkur jinai rinkosi. Galiausiai išsiaiškinau, kad niekur nesirinko, tiesiog buvo susidaręs kondensatas. Dabar įslupus visą stogą matosi vačinais visas grožės naikinsis. Šalinsiu vačinais visas šitas rūdis. Visa vata yra nuimta, kažką tai kito, ir gal lubas, prie to pačio gal ir lubas pačias persidažysiu. Vairą pasikeisiu, nes naują turiu, šitas va jau visas miręs ir nebedarysiu tokios pačios klaidos, nebeverstos odos. Tai va bus naujas vairas. Planas yra visas apdalas juodai persidažyti. Ruošiuosi techą jau po biškutuką. Visos apdalas per naujo pertvarkinį perdarinėjau. Slenkščius jau planuoju persiverinti. Ateinančiam dienom kaip ir žada geresnius, šiltesnius orus, tai tą ir užsiimsiu. Nesenai tik pradėjom ruošti sezonui, visi realiai. Aš pareiškinu namo kitom prisuk. Vilnas irgi turi prasėti techą. Tomytėje pradėjo savo kėbolinius darbus irgi. Turėtų kažkada video išleisti kaip pas garažę, nes mes lipdukus nuiminėjom ir viską tvarkėm. Dar dalykas, ką irgi man reikia padaryti, panaikinti pelėsį, nes vadinais visas grožis. O bardačiokė biški pelėsio yra. Anglinis sėdynės kažkur tai dar yra. Įsivalysiu, kai bus biški geresni orai. Randomis garažiam. Tai va, turime eigoje darbus. Nusiėmęs visus, kaip matyt, lipus, tai visi dabar yra tvarkymo stadijoje. Reikia sutvarkyti va tokius visokiausius įtrukimus, įlūžimus, nes priekinis vačinais, va priekį yra skėlės. Ir jo, visus reikia sutvarkyti, perdaryti ir panašiai, tai visi tvarkymo stadijoje yra. Lubos. Mąstau apie perdažymą juodą spalvą. Tai jo. Taigi, ką čia turime? Jau matot vairas. Naujas vertiksinis vairas. Ir tada lempų papiktinimai. Tokie karboniniai tipo farų papiktinimai. Manau, pažiūrėti, kaip atrodys. Nes taip aš juos buvau tik įsipakavęs, matęs nuotraukose, bet taip atrodys, nebuvau niekad uždėjęs. Problemo piktumo tokį duoda. Visai sakyčiau, cool. Tikrai, nežinau, man šitas karbonas labai patinka. Galbūt vis dėlto aš jį nušvitrinsiu ir tiesiog juodai perdažysiu. Nu kągi, update'as. Esu pradėjęs darbus jau prie lubų. Visi darbai, dažau juodai lubas. Pankis nusipirkęs iš senukų. Bet rezultatas man visai patinka, kaip gaunas. Realiai 3 sluoksniais. Pirmas sluoksnių paimu nuperšku iš karto. Išdžiūsta. Labai lengvai švitriniu prabraukiu. Antrus sluoksnių vėl švitriniu. Ir visai neblogas efektas gaunasi. Ir nėra tokias šiurkštus, tai galite įsi procesą, beveik visos dalys išdažytos, apart tos pagrindinės dalies. Tokį su veidrodėliais jau pradėjau žaisti, palyta, viskas apmaskinta, turbūt, kad šitą dalį dažysiu violetinę, tai tokia va spalva. Ir visur bus juoda, nežinau, kažkaip galvoju, ar outline tiesiog violetinė ir čia juoda, ar kaip, nežinau, kažkaip dar pasisprendęs galvoju.
Tada dar priekinį buferį nusijėmiau, nes jį reikės irgi aptvarkyti šiaip, po visų tų kasekų. O vienas priešrūkis miręs, vienas yra sveikotukas iš povės. Tai ieškausi antro priešrūko. Toliau pati mašina, tai kaip nežinau, kas atrodo. Tai visur likę nuo tipo visokiausių karočią klyvų dar kažko. Salonas, kaip matote, visas va išardytas. Priekis. Biteris. Tai jo, dabar tiesiog aš jį aptvarkinėjau. Ką darysiu su sparnais, tai užsisakiau, dėsiu tuos universalius overfenderius, nes, sparnas miręs visiškai yra. Ta prasme, dar gal būtų manoma jį saugot, bet į mane įvažiavo ir man išlankstė viską ir visa posparnį yra mirusi, tai jo. Uždėsiu tą overfenderį, brangiai kainuoja, važinėsiu šitą sezoną ir bus gerai. Tada stogo problema įspręsta, nebeleidžia, viskas tvarkoj. Kas vačianais dažai patys pradėjo luptis, tai reikės irgi kažką tai spręs daryti, nežinau. Biškai jau techui ruošiuos, jau. Po savaitgalį, ne šiandien penktadienį, savaitgalį nieko turbūt nelabai darysiu. Yra reikalų. Po savaitgalio parsivešiu originalų išmetimą, tiksliau bakelį, priekinės faras. Manas yra dasirinkti viską, dasidažyti ir jau susidėti stogą, susitvarkyti sėdynę, nes čia reikia nusmėliuoti visur parūdėję. Grotelės norisi pasibaigti, nes jos kaip ir viskas dan, tiesiog reikia šitas senus dažus nuimti ir naujai perpurkšti. Tai taip ir viskas važiuoja, turiu nepilnai mėnesį laiko, kaip ir mūsų slalomo varžybų. Nežinau, spėsiu, nespėsiu, matyt, plans tai būtų gerai, kad spėt. Kaip bus, nežinau. Realiai man kas? Apdailą susitvarkyti, buferį susitvarkyti, stogas atgal susidėti, į techą praseit. Iš esmės aš jau kaip ir galiu varyti, bišį tokia bus pusiau šiukšlė, pusiau ne. Bent jau galėsiu važinėti ir sudalyvauti slalome ir šiaip jau pradėti sezoną, nes jau mane visi erzina, jau visi važinėja, aš vis dar be mašinos. Tai va. Ir bandysim dar šiandien su veidrodėlį šitais kažką tai padaryti ir jo. Kągi update'as vėl. Visus dalys daugmaž kaip ir neblogai atrodo. Viskas kaip ir liuks. Ir aš visai lyginu, kaip čia viskas atrodys iš tiesų. Man visai pradeda patikti. Tik vat su šitos dalies, su šita dalim biškai kasekas gavosi. Nežinau, ką reikės daryti su šitą dalim, nes man tie įgriovimai tokie nelabai patinka. Bet šiaip visumoje viskas labai solidžiai ir gražiai čia atrodys. Tai kitoj savaitėj planas yra po savaitgalio dasibaigt lubas. Nes, realiai bus likę vienas mygtukas perdažyti. Ir šita dalis. Tai labai tikiuosi, kitą savaitę jau pasibaigsiu. Ir bus galima dėti lubas. Visi vėl garažė. Krapštausi jau prie paskutinių smulkmenų. Realiai liko paskutinį rankinėlę padaryti, nes visas rankinėlės perdarinėjau. Štai su tokia medžiaga. Tai realiai šiandien saloną ir užsibaigsiu. Daugmaž. Realiai kas liko, tai visas sėdynės normaliai apsivalyti. Pėdėsis įsinaikinti, kurį yra prilindę. Nes yra centriniai konsoliai ir durys į vietomis. Bet šiaip overall vaizdą turim. Šiaip rankinėlis tai labai gavosi gerai. Ir viskas sustandžingulė ir stovi. Ir jo. Tai jo, tiek iš vidaus. Realiai pabiškai jau pradėjau krapštytis ir prie pačio kėbalo. Jau pradėjau tvarkyti kažkiek, bent jau tam kartui. Tai, kaip atsinat, pas mane buvo su kapotu neką situacija, tai aš dabar tas vietas nušvitrinau. Tiesiog laikinai juodai flakonėlį uždažiau, nes šitas kapotas eis lauk. Tai aš prie jo švaistyti laiko, jo tvarkyti, špakliuoti, daryti. Ne, tikrai nesiruošiu. O vairuotojo durys visiškai yra mirusios. Nu jo. Tai jo, aš irgi netvarkysiu, dėsiu kitas. Šitas durys irgi, nes šiaip tai jau rudys praėjo kiaurai. Tai šitas vat kasekas, kaip toliau man nepatiko, taip toliau nepatinka. Tai nežinau.
Būt spoileris situacija, aišku, kad pasitaisytų, bet kaip bus, aš nežinau. Nežinau, kažką galvosiu, kažką mąstysiu. Doba utra! Su kebabą, kuriuo tik valgo, blėt. Zdaruo. Pats atvažiavau prieš 5 minutės, su jautru netės. Ai, girdėjai? Po darbo? Oi, po darbo. Ne, iš darbo į darbą. Tai subject. Slaveriai. Tai prieš Velykas namus susitvarkytų. Tai kaip, ten labai bloga situacija. Aha. Rodys? Aš nieko nesakysiu, bet jo. Jo, tai čia gerai ar blogai? Jis dar ten ledas. Aš iš šiandien lubas susidėjau, blėt. Čia Lexusai? O tik tu dar tipo pizda lubą ar kas? Aš visus lubas perdažiau, visas lubas perrinkinėjau, mygtukus perdažiau, blėt, ten viską, jo pavaimat. Pavaimat? Va, palikai blėt ant kėdėžių. Deginai kažko kurvą? Ai, ne, čia pakai. Nasyva. Čia kaip kilimas. Ir galima sėstis jau. O tai laidas pradėjom judėtis. O, prašau. Tik niekam nerodyk. Tik niekam nereikia. Tiek to. Pasidarėm apšvietimą. Savyj. Šviečia dabar, matai? Nu. Kur antlagių šitų sutvarkėt? Ne. Tai, dar tų tvarkyti reikės. Čia perdažyti. A, matau. Čia į savaitgalį nupintau. Vaikų pusė civikos, tai. Och, tu kurva. Senatvį? Nereikia kojų pjaustytis kurvų su keliu. Lėte nereikėjo. Civikų tvarkyti. Gal laisvų kurva, tai kirviai koja pisa. Kad čia ne tik raktų yra. Jo, čia atsiviko. Mūsų invalidų prašykėda, blėt. Nu. Jam, žinai, jam biletinį reikėjo ne dėl to, kad rankoja dar kažką, jam civiką reikia kurva ruošt. Nu, laika nėra. Blia, man irgi 3 savaitės likę kurva, eik to naku, kaip aš teisiu, aš nežinau. Bam, 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 bam. Tu žiūrėk, kad betino tavo nepabučiuotų. Nieko deklaracijos supinys. Palauk tu kurva! Jis važiuoja jau kurva skopą, blėt. Važiuok! Stok! Kurva! Ai, kurva! Ai, jop, tvai man kaip čia gražu. Toli gražu. O, vidui gražu, sakau. Nu, viduje, ne? Wow. Ką? Matosi, kad netinginiavo. Jau lopšis inpisai. Kurva, man tai patiko, tada, kai ten siunti kurva niedė, blėt. O jeigu dar matosi kurva. Čia ir yra, atrodo, kniedėm varyti ar biškį pavirinti. Ir tada kniedė palikė tiesiog. Čia vapšė jį gali matyti šviesą, atrodo. O būtum nusipirkę pavirinti, būtų persivirinti. Bet pasai tik šitas ketvirtis, taip, ir viskas? Taip, dar pažiūrėt. Čia biškį mažiau virinta. Kadangi bakas yra, tai jie virina tik tais va. Ai. Čia. Tai tada vėl toks įtrikampiukas eina, ir čia vėl skylėlė. Ai, bet aš kai ne. Bet kodėl violetinė, čia kurva. Čia ruda tokia kurva, nors gal taip ir turi būti. Bišin. Ai, va jau grotalesins. Dom, bandiškiu, o, visą čia kalbą. Kokiu tai švediško. Ačiū, Arvidai. O tai ko Estijos netvarom? A, atvarės jau? 3 savaitėm pagaliau prisistatys, blėt? O? Daro. Ką? Kur tiek dūmų? Kurva, dūmų gamita ir bet. Tavo darbą atlikinėjai? Bet šį. Gal. Šitą. Vaikai, taip nedarykit. Ai, girdis, man duos idėjas. Nebefilmuoju. Tai kančiai žodžiu fūras važiuos. Upsas ir tas. Ar čia į kitą garažą? Kur tu tingini buvai 2 savaitės, sakė, skundėsi, nebetvarai garažą dirbti. Kas? Tu? Mes kurva mokam pinigų pinigus. Tu man sakei, kodėl 2 savaitės? Nu. Tai kad tu nebuvai. A, tai žinok, aš buvau atvažiavęs. Kaip šitį banutai? Tai kad čia jinai ant garbės žodžio laikysis. Einam špakliuot, ble. Teisingai, va. Įsivaliai. Ruošia? 3, 2, 1. O dabar žiūrėk, lengva jį persistatyti, jeigu blėt ne taip ir važiuoja. Jo, gal. Ūkšt ir viskas. Kreivai.